Žaidimo skaičiuotuvas pirmas etapas yra skirtas lavinti skaičių pažinimą, susipažinti su sąvokomis vienetai, dešimtys, šimtai, tūkstančiai, mokytis išskaidyti skaičius dešimtimis, vienetais, šimtais ir tūkstančiais, bei mokytis sudarinėti dviženklius, triženklius ir keturženklius skaičius. Taigi, pirmame etape moderatorius užrašo skaičių stačiakampyje, pavyzdžiui, skaičių 6, o žaidėjai turi pažymėti, kiek vienetų, dešimčių, šimtų ir tūkstančių sudaro šį skaičių, bei šitą skaičių pavaizduoti ant skaičiuotuvo. Taigi, matome, kad skaičių 6 sudaro 6 vienetai, o dešimčių nėra, šimtų nėra ir tūkstančių taipogi nėra. Pavaizduojame ant skaičiuotuvo 5, 6 vienetai. Tai buvo su skaičiumi 6. Pabandykime su šiek tiek didesniu skaičiu. Pabandykime su triženkliu skaičiu. 124. Tai skaičiuje yra 4 vienetai. Yra 2 dešimtys ir 1 šimtas. Tūkstančių šiame skaičiuje nėra. Pavaizduojame ant skaičiuotuvo, tai 4 vienetai, 2 dešimtys, 1 šimtas, tūkstančių nėra. Štai toks buvo skaičiuotuvo pirmas etapas.